Sveiki ir sveiki atvykę į šį kanalą. Šiandien kalbėsime apie klaidingą įsitikinimą, kad tik vyresnio amžiaus žmonėms reikia nerimauti dėl insulto. Išsklaidysime šią klaidingą nuomonę, pasidalysime svarbią informaciją ir pateiksime patarimų, kaip išsaugoti sveikas smegenis bet kokiame amžiuje. Pirmiausia, kas yra insultas? Įsivaizduokite judrų miestą savo smegenis. Tarkime, vieną dieną uždaromas pagrindinis kelias. Eismas sustos, o tam tikros miesto dalys negalės gauti reikiamų atsargų. Smegenyse panašus kelio užkardymas įvyksta, kai užblokuojama kraujotaka. Kai trūksta deguonies ir maistinių medžiagų, smegenų ląstelės pradeda žūti, todėl sutrinka judesiai, kalba ir regėjimas. Su amžiumi dėl gyvenimo būdo ir sveikatos pokyčių didėja insulto rizika, tačiau insultas nėra tik vyresnio amžiaus žmonių problema. Insultas gali ištikti ir jaunesnius žmonės nepriklausomai nuo jų amžiaus. Pakalbėkime apie insulto priežastis ir kaip jo išvengti. Kai kurie žmonės mano, kad insultas yra tik vyresnio amžiaus žmonių problema. Tačiau tai pavojingas mitas. Insultas gali ištikti bet kurį žmogų, o naujausios tendencijos rodo, kad sergamumas insultų didėja net tarp jaunesnių žmonių. Kodėl taip yra? Tokie veiksniai kaip rūkymas, mažiau aktyvus gyvenimo būdas, netinkami mitybos įpročiai, nutukimas, aukštas kraujospūdis, diabetas ir katė jaunesnėms nei 35 metų moterims insulto riziką didina net tam tikri vaistai, pavyzdžiui, kontraceptikai. Dar baisiau yra tai, kad maždaug trečdaliui žmonių patyrusių lengvą insultą arba trumpalaikį išemijos priepuolį, TEA, vėliau išsivysto sunkus insultas. Todėl svarbu veikti greitai, ne tik siekiant išvengti pasikartojančių insultų, bet ir išvengti ilgalaikių pasekmių. Jei jums ar jūsų pažįstamam žmogui pasireiškia insulto simptomai, net jei jie yra lengvi, dabar pats laikas imtis veiksmų. Nedelsiant pradėtas gydymas gali turėti didelę reikšmę. Insultų išvengti nereikia ant žmogiškų pastangų. Paprasti gyvenimo būdo pokyčiai gali gerokai sumažinti insulto riziką. Štai kaip. Gerai maitinkitės, daug vaisių, daržovių, neskaldytų grūdų ir liesos mėsos. Sumažinkite nesveikų riebalų ir druskos kiekį. Mankštinkitės kiekvieną savaitę bent 150 minučių vidutinio sunkumo fizinio krūvio. Tai lengviau nei manote. Palaikykite sveiką svorį, maži žingsneliai daro didelę įtaką ir mažina insulto riziką. Meskite rūkyti, taip, tai sunku, bet galite sulaukti pagalbos. Jūs nesate vieni. Gerkite saikingai, per didelis alkoholio vartojimas didina kraujospūdį. Venkite vartoti alkoholį, nepamirškite reguliariai tikrinti sveikatą. Tokias ligas kaip aukštas kraujospūdis ir diabetas reikėtų valdyti padedant gydytojui. Insultui nerūpi jūsų amžius, bet mums rūpi. Žinodami savo riziką ir imdamiesi veiksmų galite apsaugoti save ir savo artimuosius bet kokiame amžiuje. Žinios yra galia. Sveikata yra turtas, o veikdami dabar galime įveikti ateities apgailestavimus. Ačiū, kad žiūrėjote. O jei norite daugiau sveikatos patarimų ir žinių mėgstate, nepamirškite dalytis ir prenumeruoti. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.